Sveiki visi, čia su jumis Gediminas ir ne per seniausiai aš nusipirkau štai šitą sandėliuką. Čia yra 4,11 kvadratinio metro sandėliukas. Aš jį nusipirkau už labai nedidelę kainą. Šitas sandėliukas yra -2 aukšte randasi po visiškai naujos statybos gyvenamuoju namu. Tikslaus adreso neplanuoju aš jums pasakyti, nes dar kuris nors iš jūsų užsimanysit išplėšti šitą sandėliuką, ko pasiekoju man teks jums laužyti kojas, tai žinot, nei jums malonu, nei man malonu. Taigi, kodėl aš visą šitą filmuoju ir dokumentuoju, tai noriu paprasčiausiai jums parodyti, kaip už labai nedidelę kainą nupirkus nekilnojamą turtą, įdėjus šiek tiek fantazijos, įdėjus šiek tiek darbo, santykinai nedaug, jūs galite savo nekilnojamo turto, tuo pačiu ir kapitalą padvigubinti. Taigi aš noriu, kad jūs prisijungtumėt prie šitos kelionės ir step by step žiūrim, kaip aš dvigubinu pinigus, savo kapitalą nekilnojamam turte. Tai keliaujam. Taigi, kadangi dabar jau yra ganėtinai vėlyvas vakaras, todėl neplanuoju šiandien kažkokių labai didelių darbų. Tai šiandien visų pirma, ką aš noriu pasidaryti, tai be abejo bus pasistatysiu galbūt kažkur čia ar čia rozetę, kad turėčiau elektros, nes elektros man būtinai reikės sekantiems darbams, todėl čia ir yra pats pirmas darbas, kurį būtinai turiu atlikti. Žinau, kad daugelis gali komentaruose rašyti, kad čia sandėliukose negalima statyti rozečių, ten hujomajo, bet esmė tame, kad blemba, mano visi perforatoriai ir visa kita elektrinė technika, varome elektrą, o ne oru ir gražiais palinkėjimais ar dar kažkom, tai žodžiu. Statom rozetę ir einam prie durų darbų. Taigi bandžiau štai čia pastatyti rozetę, bet man nepavyko nuo jungiklio pajungti normaliai elektros, nes nuo jungiklio biški ten durnai, žodžiu, ten dingsta nulis. Tai šitoj vietoj nekabinau rozetės. Rozetę pakabinau štai čia, viskas kuo puikiausiai veikia. Veikia ir šviesa, veikia gali ir elektrinį daiktą, perforatorių, drėlę, bulgarkę, bet ką pasijungti, viskas kuo puikiausiai veikia. Tai žodžiu, elektrą turim, savo nekilnojimo turtą pabranginom ką tik ant 500 eurų. Nuvalom voratinklį, nekilnojamas turtas dar ant 10 eurų pakilo. Daugiau voratinklių nematau. Gerai, tęsiam darbus su durim. Sekantis darbas, kurį aš atliksiu, bus su durimis. Žodžiu, perstatysiu duris atvirkščiai. Dabar, kaip matot, aš esu sandėliuko viduje ir duris atsidaro į vidų. Man tas dalykas nelabai patinka, todėl aš noriu padaryti jas išpjausiu ir įstatysiu atvirkščiai, kad jos atsidarytų į išorę. Ir kodėl aš tai noriu padaryti, tam yra 4 priežastis. Pirma priežastis nėra labai didelė, bet kaip matot, duris stringa. Taigi patys statytojai, kurie čia darė tas duris, kurie statė, čia man blogai biškiukai įstatė, jau originaliai kliūna. Duris yra metalinės, staktai yra metalinė, nieko tu čia neprišveisi. Žodžiu, reikia tvarkyti duris, reikia, kad biški būtų didesnis tarpas. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, man nepatinka, kad atsidaro duris į vidų, todėl kad, įsivaizduokit, čia po dešinę pusę bus lentynos, kur bus sustatyti mano daiktai, visa kita. Čia po kairę pusę aš norėsiu palikti ar tai dviratį, ar tai motorolerį, ar dar kažkokią priemonę, nežinau ką. Kai tu atidarinėjai duris iš tai į vidų, tu prarandi labai daug erdvės. Čia jau automatiškai tu turėsi jau mąstyti, kaip čia sutalpinti viską gražiai. Kai aš įstatysiu jas atvirkščiai, jos atsidarinės į išorę, man jau to nebereiks mąstyti, nes duris atsidarys į tą pusę, bus daug geriau. Čia yra antra priežastis. Trečia priežastis, kai aš išpjausiu čia tas duris, įstatysiu jas į kitą pusę, aš laimėsiu šiek tiek čia erdvės štai čia. Man šiek tiek bus, žodžiu, erdvės. Tai čia yra sekantis dalykas, trečias dalykas ir ketvirtas dalykas, kodėl aš noriu apkeisti pusę, duris įstatyti į kitą pusę, tai yra dėl saugumo. Nes dabar, kai kažkas iš išorės norėtų čia įsilaužti, čia paprasčiausiai su petim tu atsiremiai, biški pastūmiai. Štai
Štai šitoje vietoje metalas neatlaiko ir tu gali kuo puikiausiai įeiti į vidų, apsidairyti, kas ką gero turi, kas ko vertingo turi. Taigi čia yra žiauriai nesaugu, bet kai aš jas apsuksiu į kitą pusę, durų tu jau išstumt nebeišstumsi su petim. Tada tu jau turėsi atsinešti ar tai laužtuvą, ar tai kažką. Tu jau turėsi turėti kažkokį tai, žodžiu, prietaisą, kažkokius įrankius. Darbas su durimis jau pabaigtas. Išpjoviau duris. Visą staktą tiksliau durų. Ir įstačiau viską atvirkščiai. Štai. Viskas padaryta, apipurkšta makrofleksu, montažiniam putom. Taigi, čia yra mano duris, jos atrodo taip, o mano senosios duris atrodė štai šitaip, kaip pas mano kaimyną. Tai matot, biškiuką išneštos mano duris dabar, jos dabar yra saugesnės ir kitas dalykas, pagrindas, dėl ko aš visą tai padariau, tai kad dabar aš atidarinėju į išorę, taigi aš labai stipriai laimiu vietos viduj, niekas nekliūna, viskas gražiai užsidarinėja, patenkintas šituo, o štai kaip pas kaimyną dabar, kaip mano buvo prieš tai, atidarai ir tu labai reikės padėti kažkokį dviratį ar dar kažką, jau reikės kaimynai mąstyti. Sienos bei lubos pilnai yra išdažytos. Luboms užtekau dažų 2 kartus, galiniai sienai taipogi 2 kartus dažų užteko, o visos kitos sienos užteko 1 kartui dažų. Tai ką, dabar paimsim, štai kai matot, aš turiu jau susipirkę žaliavų, iš kurių gaminsiu lentynas, turiu dipeliukų, turiu varžtų, kampuočių, medienos lentynom. Tai žodžiu, vien lentynom medžiagos kainavo apie 200 eurų, bet tiek jau to. Ta prasme, turėtų gautis tikrai labai gražios lentynos, labai patvarios, tai šita investicija bet kokiu atveju atsipirks. Taigi, praėjo 2 dienas po dažymo, viskas sausa, taigi galime eiti toliau darbuotis ir sukti lentynas. Ir štai po absoliučiai pilnos darbo dienos lentynos yra 100% pabaigtos. 6 lentynos, tai tikrai darbo buvo labai daug, bet rezultatas galutinis man labai patinka. Štai kaip viskas atrodo iš abiejų pusių. Taigi, ką aš čia padariau, matote, lentynos palei sieną laikosi ant štai tokių nedidelių kampuočių, o tam, kad kažką tai sunkesnio, jeigu uždėsiu ant lentyno, kad nenusvirtų lentyną, tai šitas kampas laikosi ant tokių troselių. Palei lubas yra įgręžti 5 kabliukai ir nuo tų 5 kabliukų eina 5 trosai. Tie trosai perveria kiaurai štai lentynas, čia yra tokios aliuminės apkabėlės, jos užsispaudžia ir štai lentynos laikosi. Taigi tikrai turiu dabar tvirtas lentynas, čia bus galima ir sunkiausius daiktus sudėti, tikrai atlaikys, esu 100% užtikrintas. Ir sandėliukas yra 80% pabaigtas, sekantis darbas, kurį dabar darysiu, tai bus grindis. Grindis noriu pakelti, kad būtų bent 1 cm aukščio, taigi einu klijuoti plytelių. Ir pradedam įrenginėti grindis. Prieš pradedant klijuoti plyteles, imsim siurblį, viską švariai, kaip įmanoma švariau išsisiurpsim, tada griebsim štai šitą šepetį ir su giluminiu gruntu, kaip įmanoma labiau, taip liaudiškai tariant, riebiau išgruntuosim grindis ir paliksim jas, kad padžiūt. Tada grįšim ir pradėsim klijuoti plyteles. Giluminis gruntas yra visiškai išdžiūvęs, todėl atėjo laikas klijuoti pačias plyteles. Šitas plyteles klijuosim ant pačių grindų, patį tą pagrindinį paviršių, o šitos plytelės eis, aš jas tiesiog supjaustysiu tokiom juostelėm ir jos eis kaip grindjuostės, kaip plintusai.
Šitas plyteles aš labai pigiai nusipirkau iš statybinių medžiagų parduotuvės, kadangi buvo labai nedidelis likutis jų, tai man pardavėjas konsultantas padarė didžiulę nuolaidą, tai šitos plytelės gavos kažkas apie 2-3 eurų už kvadratinį metrą, pasiskaičiuosim vėliau, kai pasižiūrėsim čekius. O štai šitos plytelės man buvo atlikusios nuo koridoriaus remonto laikų, kai dar dariau savo gyvenamojoje vietoje koridoriaus remontą. Tai šitos išvis man gavos, kaip ir nemokamai tokios likutis nuo senų laikų. Na ką, ir klijuojam. Šiandienos darbas yra baigtas, išsiklijavau plyteles ant grindų. Štai matot, kaip maždaug atrodo, štai kaip atrodo ties slenkščio. Ir visas mano projektukas jau yra kokį 95% atliktas, liko labai nedaug. Dar liko mano paskaičiavimis kokios dar 2 tokios darbo dienos, tai ką rytoj planuoju daryti. Planuoju rytoj atvykti, susipjauti plyteles, susipjauti plyteles taip, kad būtų plintusams prisiklijuoti, susiklijuosiu plintusus, prasivalysiu štai šitos tarpelius ir užsifuguosiu visur tiek grindims, tiek plintusams tarpelius tarp plytelių. Ir tada dar kitą dieną planuoju atvykti ir viską užsilikonuoti, visus tarpelius, aplink plintusus, perimetrų, visur. Planuoju štai šį čia, esu nusipirkęs tokį metalinį profiliuką, tai štai šį čia slengsti gražiai pasidarysiu, prisigręšiu tokį profiliuką ir bus done. Tai dar gal kokios 2 dienelės liko šį čia. Ir mano projektas bus pabaigtas, galėsim sėsti visi, pasiskaičiuoti, kiek kas kainavo, kiek sandėliukas, kiek notaras, kiek medžiagos, visa kita, kiek laiko užtrukau ir kiek galėtumėm gauti iš šito sandėliuko, tiek iš nuomos, tiek iš, jeigu parduotumėm šitą sandėliuką, tai bandysim skaičiuotis kaip ir kas. Ir kad sutaupyčiau biškį papildomai vietos, nupirkau štai tokį dviračio laikiklį. Ratas štai užsikabino už tokio kablio, laikosi ant 4 dipeliukų. Ir štai sutaupom biškiuką vietos dviračiui. Taigi prieš remonto sandėliukas atrodė štai šitaip. Na ir štai kaip sandėliukas atrodo dabar, iš po remonto. Štai sienos išdažytos, lubos išdažytos. Grindys paklijuotos, plintusiukai paklijuoti, viskas apsilikoninta, pakrilinta. Slenkščiukas, matote, yra padarytas. Ir darbas yra 100% pabaigtas. O dabar galim ramiai pasiskaičiuoti, kiek mes čia papliusnom iš šito nekilnojamojo turto eksperimento. Taigi šitą sandėliuką aš radau aruodas.lt svetainėje. Ir šitą sandėliuką buvo įdėjęs brokeris. Jis už jį prašė 2500 eurų už 4,11 kvadratinių metrų sandėliuką. Kaina nėra iš tikrųjų labai bloga, čia iš tikrųjų Vilniaus kainom ir tai yra labai nebloga kaina, bet aš žinau, kad jeigu aš praskipinsiu šitą brokerį ir nueisiu tiesiai į pirmasias rankas, aš galiu netgi dar geresnį dylą gauti ir dar pigiau nusipirkti šitą sandėliuką. Taigi susiskambinau su brokeriu, nuvažiavom abu, apžiūrėjom sandėliukas man patiko, visa kita ir po apžiūros aš paskambinau gavęs telefono numerį tiesiai tam statytojams. Nesakysiu, koks ten statytojas, nesmė čia, žinai. Ir kaip minėjau, brokeris norėjo 2500 eurų už sandėliuką, paskambinau statytojui, sako, atiduosim tau už 1500 eurų. Taigi, brokeris buvo 1000 eurų dasidėjęs, viršaus ant to sandėliuko kainos. Sakau, gerai, man tinka. Ir pasirodo, dar kaip tik aš papuoliau ant tos akcijos, nes statytojas tą savaitę darė 10% nuolaidas visam savo parduodamam nekilnojamam turtui. Tai vietoj 1500 eurų aš nusipirkau už dar šiek tiek mažesnę kainą, už 1400 eurų. Dar kartą priminsiu, brokeris norėjo 2500 eurų. Taigi, sandėliukas man iš viso kainavo mažiau nei 350 eurų už kvadratinį metrą. Čia yra, be galo maža kaina, nerealiai maža kaina, nes tokie sandėliukai Vilniaus mieste neįrengti be lentynų ir panašiai kainuoja apie 1000 eurų už kvadratinį metrą. Aš mokėjau mažiau negu 350 eurų. Gerai. Sutikau nusipirkti sandėliuką, man atsiuntęs ten, kur pervesti pinigus, pavedimą padaryti.
ir susitarėm dieną, kada man reikia atvažiuoti, pasirašyti notarą. Notarą pagal ten susitarimą reikėjo apmokėti pirkėjui, tai yra man. Notaras man kainavo 197 eurus, tai grubiai imkim 200 eurų. Sandėliukas 1400, notaras 200 eurų, tai jau 1600 eurų. Tada įrengimą atlikinėjau, rinkau visus čekius už medžiagas, už plytelės, dažai, medieną, ten lentos, toms lentynoms ir panašiai, visiems varžteliai ir panašiai. Tai čekius suskaičiavau, gavosi 240 eurų statybinės medžiagos. Statybinės medžiagos reikėjo susivežti su automobiliu. Tai darant kuro, primeskim, kad 60 eurų. Na, aišku, tų 60 eurų aš ten neišleidau, išleidau greičiausiai kokį 40 eurų, bet tiek jau to, kad gražesnis skaičius gautos, sakykim taip, kad kūrų išleidau 60 eurų. Tai bendroji sumoji už medžiagas ir už kūrą 240 plus 60, 300 eurų. Taigi, sandėliukas bendroji sumoji 1400 eurų, plus 200 eurų už notarą, plus 300 eurų už medžiagas ir kūrą. Bendroji sumoji gaunasi 1900 eurų už viską. 4,11 kvadratinio metro, 1900 eurų su viskom. Kadangi pats esu statybininkas, aišku, darbas man nieko nekainavo, kainavo tik man laiką be abejo, nes laikas irgi yra pinigai. Tai toks remontas jums, jeigu patys jo netliktumėt, jis kainuotų, manau, apie 500 eurų, nes ten tikrai, ten buvo ką veikti. Išpjaut duris, jas įstatyti iš kitos pusės, ten lentynas įrengti, išdažyti, grindis suklijuoti, ten plintusiukai, visa kita, ten tikrai yra darbo, tai darbas jums būtų kainavęs tikrai apie 500 eurų. Kadangi aš pats viską dariau, tai man nieko nekainavo, tai kaina liko 1900 eurų. Kiek man visą tai laiko atžvilgių kainavo, tai man viskas kainavo 7 darbo dienos. Ta prasme, čia aš jau kalbu susitikimas su brokeriu, nupirkimas, notaras, tada visi darbai, ten lentynų įrengimas, dažymas, grindis, visa kita, 7 dienos. 1900 eurų pinigais ir 7 dienos laiku. Tai yra mano investicija. Jeigu reiktų šitą sandėliuką parduoti, jo kvadratinio metro kaina būtų tarp 1200 ir 1500 eurų. Taigi pardavus, aš gaučiau už jį, manau, apie 5000 eurų. Investavęs 1900 eurų. Be abejo, pardavus, aš turėčiau nemažą pliusą, man reikėtų metų pabaigoje susimokėti GPM nuo pelno, tada reikėtų notarą per pusę mesti su nauju pirkėju. Tai, ta prasme, man biškiuką aišku nusimestų pinigų už mokesčius ir už notarą, bet kokiu atveju aš manau, kad būčiau padaręs gryno pliuso 2000 eurų. Investavus 1900 eurų ir vieną savaitėlę darbo, 2000 eurų gryno pliuso po visų mokesčių, po notarų, grinai tavo kišenėje. Tai realiai tu padvigubinau savo kapitalą, biškai daugiau negu padvigubinau savo kapitalą per savaitę laiko. Jeigu aš norėčiau šitą sandėliuką paleisti ant nuomos kainos pasižiūrėjau, galite ir jūs pasitikrinti aruodas.lt ar kažkur kitur. Toks sandėliukas, jo nuomos kaina būtų tarp 50-60 eurų per mėnesį. Taigi sandėliukas paleistas ant nuomos šitas, jis man atsipirktų per 3 arba 4 metus. Po 3-4 metų jis man stovėtų ant nulio ir jau galėčiau pardavinėti, galėčiau toliau nuomot, galėčiau pats naudoti, jau nesvarbu. Taigi, šito viso video esmė ir buvo, kaip pasakyti, paeksperimentuoti ir pasižiūrėti, nes ta prasme, turėkite omeny, kad kiekvieną kartą, kai žmonės galvoja apie investiciją į nekilnojamą turtą, jie galvoja, kad tu turi turėti labai didelį startinį kapitalą, tu turi turėti laisvų 100 000 eurų arba bent jau 50 000 eurų, kad tu galėtum nupirkti kažkokį seną bendrabučio tipo butuką, jį renovuoti ir paleisti ant nuomos, ant 280 eurų, 300 eurų, Vilniaus mieste, aišku. Ir ta prasme, tai visi, aišku, suprantam, kad toli gražu ne kiekvienas turi papildomų, ta prasme, atliekamų 50 000 ar tuo labiau 100 000 eurų, kuriuos mes galėtume taip imti ir investuoti. Ta prasme,
Nu, labai mažai kas turi. Tai vat mano šito video esmė ir buvo parodyti, kad galima į nekilnojamą į turtą investuoti netgi su santykinai labai nedidelė pinigų suma. Nu dabar aš investavau 1900 eurų ir įdėjau savaitėlę savo darbo. Ir kapitalą padvigubinau. Ta prasme, pasiskaičiuokim, apie 2000 eurų gryno pliuso turėčiau, ta prasme, jeigu dabar parduočiau aš jį. Taigi, tai čia ir buvo, norėjau tuo parodyti, kad netgi su labai labai nedidelė santykinai pinigų suma, kurią realiai, kiekvienas galim susitaupyti, mes galim tikrai labai neblogai paflipinti nekilnojamam turtą. Ir jeigu jums patiko šitas video, ta prasme, mano sekantis video, jeigu eisim tą pačią tematiką, aš norėčiau labai padaryti tokį video, kad norėčiau nupirkti irgi, ar tai bendrabučio tipo butuką iš aukcionų. Ar tai būtų bendrabučio tipo, galbūt ten, ne bendrabučio tipo, galbūt kažkokios mažos kvadratūros, vieno kambario butukas. Norėčiau nupirkti jį apleistą ir vėlgi daryti visą tokį mažą dokumentinį filmuką. Tvarkom, remontuojam, perkam statybinės medžiagas, renkam čekius ir viską skaičiuojam, kiek mums kas kainuoja, už kiek nuperkam, kiek notaras, kiek statybinės medžiagos, kiek laiko, kiek tas. Ir pabaigoje pabandom parduoti arba pabandom išnuomot ir vėl skaičiuojam gražą, kiek galim papliusinti, kiek gryno pliuso po visais ten mokesčiais, už kiek galim išnuomot, per kiek metų atsipirktų mums tą nuomą. Tai tiek, draugai, tai rašykit komentarus, palaikinkit, pasubscribinkit ar dar kažką tai ir susimatom kitam video jau.